Sveiki, esu Nord klinika akušerė ginekologė Agnė Pilitaitė ir šiandien atsakysiu visus jūs dominančius klausimus. Juokauju, eisim kalbinti tikrų specialistų ir jie atsakys į visus itin intriguojančius klausimus apie mūsų anatomiją. Pirmoji mano pašnekovė Irina Sučkova, gydytoja akušerė turinti daugiau negu 20 metų patirtį ir ji prižiūri tiek nėščiąsias, tiek atlieka bendrą profilaktiką. Prašom, užeikit. Tai papasakok man, ar dažnai moteris varsto jūsų kabineto duris? Tikrai dažnai, kiekvieną dieną. Ir ar dažniausiai tai yra dėl to, kad prispiria problema, ar pagaliau mes jau įpratome, kad reikia tikrintis profilaktiškai? Žinot, labai viskas priklauso nuo asmeninės patirties, nuo įpročių, nuo to, kaip žmogus buvo auginamas nuo vaikystės, ar rūpintis profilaktiškai savo sveikatą ar ne. Taigi viskas labai priklauso nuo daug faktorių. Tai dėl kokių dažniausiai nusiskundimų moteris ateina pas jūs? Ar tai yra hormonai, menstruacijos, galbūt planuojamas, neplanuojamas nėštumas? Kas dažniausiai, kokie simptomai priverčia moteris atvykti pas jūs? Aš manau, gal mes Agnė prisėskim ir pakalbėsim plačiau. Iš tikrųjų, kaip ir jūs klausėt pirmą klausimą, dėl ko dažniau žmonės ateina profilaktiškai ar dėl problemų, taip ir čia negalima išskirti vienos problemos. Viskas priklauso nuo amžiaus grupės, viskas priklauso nuo susirgymų. Manau, kreipiasi dėl visko. Kreipiasi dėl ciklo sutrikimo, kreipiasi profilaktiniam patikrom, kreipiasi dėl planuojamo nėštumo, dėl nėštumo priežiūros, dėl problemų perimenopauzėje. Taigi mes lydim moteris su jų ginekologiniam problemom ar profilaktiškai per visą gyvenimą, pradedant mažom mergaitėm ir baigiant jau gilią menopauzę. Supratau. Prieš atvykdama pas jūs vakar uždaviau savo sekėjams, ką jie norėtų sužinoti šio interviu metu, tiksliau, ką jos norėtų sužinoti ir ko jos dažniausiai bijo paklausti savo ginekologo. Ir žvelgdama į tuos klausimus, aš supratau, kad visgi mums stinga seks edukacijos, mums stinga informacijos apie savo anatomiją ir apie lytinį gyvenimą, lytinį švietimą. Ar dažnai susidurite su pacientėm, kurios, iš tiesų atrodo, kad gyventų 50 metų atgal? Turiu pasidžiaugti, kad atvirkščiai. Dabar pacientės daug drąsiau kalba apie intimaus pobūdžio problemas. Ir drąsiau pasakoja savo pojūčius, drąsiau klausia ginekologo, ką mes galėtumėm pakeisti ir ką mes galim padaryti tokioje situacijoje, kad gyvenimas būtų komfortiškas. Tai liečia kiek skausmingus lytinius santykius, dispareunija, tai problema gali būti makšties sausumas, tai gali būti orgazmo nebuvimas. Tai apie visą tai mes kalbame su pacientėm. Dažniausiai, aišku, pacientės tai užduoda tokius klausimus ne pirmo vizito metu, bet kai ateina jau antrą, trečią kartą, kai jau pažįsta ginekologą ir pasitikė. Tada jau drąsu. Tai kaip rūpintis savimi, kalbant iš ginekologinės pusės? Pavyzdžiui, kokie profilaktiniai tyrimai yra mums svarbiausi? Ar, pavyzdžiui, užtenka vieną kartą per metus pasidaryti PAP tepinėlio tyrimą ir viskas? Ar yra kažkoks paketas visgi šiuo metu? Taip, pas mus, aišku, yra rekomenduojamas PAP tyrimas moterims nuo 25 iki 34 metų, kas 3 metai, netgi ne kas metus, o nuo 35 metų tyrimas dėl ŽPV nuo 35 iki 59 metų, kas 5 metai. Bet mūsų ginekologų nuomonė to tikrai nepakanka, kadangi tai yra ištiriama tik viena problema. Tai yra tik skryningas dėl gimdos kaklelio vėžio. Bet kad būtų apžiūra kokybiška, kad mes galėtumėm įvertinti visas problemas, reikalinga bent ginekologų konsultacija ir ultragarsinis tyrimas. Apie visus papildomus tyrimus mes sprendžiam jau vizito eigoje, priklausomai nuo to, kokios problemos kyla pacientai, kokie yra susirgimai ir, aišku, tų tyrimų būtinybė. Tai grįžtant prie jaunų moterų, millennials, Gen Z ir taip toliau, ar jos visgi kalbant apie ginekologus, apie tą profilaktiką, jos tampa jau sąmoningesnės ir ateina vis dažniau tikrintis, ar visgi dar yra tas gajus mąstymas, jog, po gimdymo? Ne, po gimdymo, manau, tikrai ne. Jos yra drąsesnės. Tačiau kartais
tas nepažeidžiamumo jausmas jaunystėje vis tik tais nuveja pacientės nuo gydytojo durų. Jau nebėra baimės, tas yra labai gerai. Tačiau vis tik tai sąmoningumo, aš manyčiau, dar šiek tiek trūksta. Dar galėtume mes labiau pasistengti. Jeigu mes sugebam kas 2 metus nuvaryti mašiną technikiniai apžiūrai, negi mes esam blogesni. Negi mes nenusipelnom profilaktinės apžiūros, kad mes įsitikintumėm, kad mūsų organizme niekur nėra gedimų. Bet ar negali būti tai irgi kažkokia tokia paveldėta šiek tiek nemailė savo visgi? Ir tas Tikrai kažkaip aš taip. pastebėjau, kad mes nelinkę dar iki galo rūpintis savimi, mes galim rūpintis automobiliu, namais, kitais, bet ta meilė savo išraiška, kalbant apie sveikatos būklę, kažkaip dar nėra mūsųse tokia jau populiari. Ir iš tikrųjų labai jaučiasi, kad tai perduoda tėvai vaikams. Nes jeigu lankosi mamos, dažniausiai jūs atveda dukras tada, kada iškyla pirmieji klausimai ar pirmos problemos, o nelaukia iki paskutinių. Tos dukros drąsiai lankosi pas gydytojus ir eina jau profilaktiškai tikrintis. Ir labai gražus pavyzdys, jeigu, tarkim, mamos ir dukros ryšys yra tiek artimas, kad mama atveda dukrą, kada iškyla klausimas, kaip jai apsisaugoti pirmųjų lytinių santykių metu. Tai rodo ir visišką pasitikėjimą tarp motinos ir dukros, tai rodo visišką pasitikėjimą gydytojais ir tai užkerta kelią daugumai problemų, kurie gali kilti, jeigu to vizito nebūtų. Supratau. Kai kurios iš merginų, kurios man parašė klausimus, taip pat pasidalino ir savo patirtimi, kodėl šiuo metu jos bijo eiti pas ginekologą. Kas yra labai nesmagu, bet yra tokių patirčių, galbūt tai kažkoks senesnio kirpimo modelis buvo ar kažkas, o galbūt jūs kaip tik pasakysite, kad jos kalbėjo teisingai, bet kai kurios merginos sakė, kad atėjusios dėl nusiskundimo, jom buvo atsakyta, kad gimdyk vaikus, išsispręs viskas. Taip, tai aišku, neteisingas požiūris ir netgi ne tik mūsų laikais, bet manau visais laikais. Tai gimdymas nėra problemos sprendimas. Žmogus nusipelno gyventi kokybiškai. Ir neturi būti tokių dalykų kaip skausmų kentėjimas mėnesinių metų ir tai toli gražu nenorma. Negali būti tokių problemų, kad moteris, tarkim, jaučia skausmą lytinių santykių metu, tai irgi yra nenorma. Ir šitas problemas reikia spręsti. Ir gimdymas tikrai jų visų neišspręs. Aš manau, kad pas gydytojus būtina kreiptis tada, kada iškyla kažkokia problema, o nelaukti, kol jinai išsispręs savaime arba laikui bėgant. O dar geriau profilaktiškai, kad ta problema neiškiltų. Žmogaus papilomos virusas. Nekartą skaičiau, kad tai vis didėjanti opi problema ir statistika yra iš tiesų liūdna. Kodėl tai yra svarbu ir kodėl mes turėtume skiepytis, nes vis dar merginų iš tiesų nepasiryžta, nors tai užtrunka vos kelias minutes, tuos 3 kartus. Žmogaus papiloma virusas apskritai yra labai paplitęs tarp lygtiškai aktyvaus jaunimo. Ir skirtingų tyrimų duomenimis tarp lygtiškai aktyvių 19-25 metų žmonių ŽPV paplitęs nuo 70 iki 90%. Jaunų žmonių turi žmogaus papiloma virusą. Ne visada žmogaus papiloma virusas, ne visiems žmonėms sukels kažkokius pakitimus. Ta prasme, jeigu žmogus turi žmogaus papiloma virusą, nebūtinai išsivystys vėžys ar kažkokie priešvėžiniai pakitimai. Bet daliai tų užsikrėtusių tikrai taip. Taigi, mes turim dabar nuostabius skiepus, kurie saugo nuo 9 pikčiausių žmogaus papilomos viruso rūšių. Ir šitas skiepas mergaitėm 11 metų ir berniukams 11 metų yra atliekamas nemokamai. Jeigu paskiepiamas vaikas iki 14 metų, tai tuomet užtenka 2 skiepo dozių. Jeigu virš 14, tai šiuo metu pagal rekomendacijas reikia 3 dozių. Bet gali būti su laiku tas keisis, nes dabar yra atliekami tyrimai, galbūt ir vyresniems žmonėms užtektų 2 dozių. Bet kol kas rekomendacijose vis tais nurodytas yra 3 dozės. Aš manau, kad skiepyti reikia ir ne tik tais mergaitės, bet ir berniukus. Mano vaikai visi paskiepyti nuo žmogaus papilomą virusą. Šiandien neseniai gavau 3 skiepą ir esu labai patenkinta. Labai gerai ir labai sveikintina. Ir labai dažnai merginos klausia, ar nereikia pasitikrinti, ar jūs turi žmogaus papilomą virusą, ar neturit prieš atliekant skiepą. Tikrai nereikia. Net jeigu moteris turi žmogaus papilomą virusą, jeigu jos organizmas su juo susidūros laikui bėgant, ko mes ir tikimės, Taip.
nes nuo žmogus papilomaviruso gydymo nėra jokio. Taip. Bus įmanomas pakartotinas užsikrėtimas, nes persirgus imunitetas nesusidaro. Imunitetas susidaro tik tais po skiepo. Ir moteris dažnai klausia, jeigu mano organizmas vieną kartą susidorojo, galbūt ir antrą kartą bus tas pats ir bus viskas gerai. Bet galbūt jinai vieną kartą buvo išsikrėtusi mažiau piktybinių, mažesnio onkogeniškumo papilomos viruso, o kitą kartą jinai gali gauti ne vieną, o kelis potipius ir piktesnius. Taigi skiepai tikrai sveikintinas dalykas labai. Kad jau prakalbam apie ŽPV, kalbant apie lytinės ligas. Taip. Kokia manot populiariausia Lietuvoje ir kodėl mes vis dar turime tokį didelį tabu ir kartais žinau, kad žmonės nedrįsta gydytis? Taigi, iš klasikinių lytiškai plintančių ligų dažniausiai yra chlamidijozė, šiek tiek retesnė trichomonozė, kitos jau yra gerokai retesnės, bet pasitaiko. Supratau. O kad jau palietėm sekso temą, tikrai nemažai merginų man rašė šiokia tokia nuoskauda, kad sekso metu joms labai sunku atsipalaiduoti, o jei jos ir atsipalaiduoja, jos labai užsimano šlapintis ir tai sukelia joms gėdos jausmą. Tai mano klausimas būtų, ar tai, ką jos jaučia savo viduje, yra normalu, ar jos turėtų sunerimti? Pirmiausia, negebėjimas atsipalaiduoti, taip, tai yra problema. Ne visada tai yra ginekologinė problema, labai dažnai tai yra psichologinė problema. Ir dėl to ir reikalinga konsultacija pas ginekologą, kad mes galėtumėm atskirti, ar tai galėtų būti bėda iš mūsų pusės, ar mes galim pacientį rekomenduoti kreiptis į psichologą arba psichiatrą. Kartais reikalinga yra ir jų pagalba. Jeigu santykių metu užsimanoma šlapintis, vėlgi reikia įsiaiškinti, ar tai yra dirgli šlapimo pūslė, ar tai yra šlapimo takų uždegimas, o galbūt tiesiog pilna pūslė, kurios moteris nejaučia. Tai visgi, jeigu kyla tokių neaiškumų ar problemų, geriausia pasikonsultuoti pirmą su ginekologu ir mes, manau, galim rasti bendrą sprendimą, kur yra šaknys problemos. O tas vadinamasis skvirtinimas, ar tai yra šlapimas ar ne? Ne, bet tokiais kiekiais, kaip mes galim pamatyti N18 kategorijos filmuose, tai nelabai tikėtina. Supratau. Tai yra būtent makšties išskyros. O dabar apie tą makštį dar bekalbant. Kokios išskyros ir koks kvapas yra normalus, nes vis tiek mes turim vaginozę, pienligę, taip toliau, yra tų tokių moteriškų normalių problemų, su kuriuo mes kartais susidurėm ir tai nėra lytiškai plintančios ligos. Bet koks išskyrų pokytis ar kvapas turėtų būti jau kaip ir rodiklis, kad mes, turėtume pabelsti jūsų duris? Sakyčiau taip, normalios išskyros labai įvairuoja gausumu, priklausomai nuo ciklo, nuo gyvenimo periodo, ar tai yra iki lytinio brendimo, ar tai yra jau brandžiai moteriai, ar tai yra po menopauzės. Taigi jų gausumas gali būti įvairus. Yra kelios taisyklės. Išskyros neturi būti nemalonaus kvapo. Normalus kvapas yra švelniai rūgštus, kaip rūgščių pieno produktų panašiai. Tai yra normalus išskyrų kvapas. Neturi būti nemalonaus kvapo, tai yra kažkokio puvėsio ar žuvies kvapo, taip, kas būdinga bakteriniai vaginozei. Neturi būti neįprastos spalvos, tai yra ryškiai tokios geltonos arba žalsvos. Ir neturi būti nusiskundimų, diskomforto. Tai neturi būti kažkokio niežulio, neturi būti deginimo jausmo. O pas iš savęs gausumas, gausesnis, mažiau gausus, viskas labai priklauso. Nuo ciklo, nuo gyvenimo būdo, nuo aktyvumo, netgi nuo maisto. Bekalbant su jumis, atsiminiau labai tokią ilgesnę žinutę vienos savo sekėjų, jinai dievagojosi, jog jai labai sunku jau kuris laikas išsigydyti pūslės uždegimą, nes jis pasikartoja. Ar gali būti, kad tai tiesiog lytinės ligos pasekmė, apie kurią jinai nežino? Gali būti ir šitas dalykas be abejo, nes ir, tarkim, chlamidijozė gali sukelti panašius nusiskundimus. Šituo atveju reikalingas platus pakankamai ištyrimas. Aš rekomenduočiau tokiu atveju atlikti kiek tyrimą dėl lytiškai plintančių ligų, kiek šlapimo tyrimus, šlapimo pasėlį ir paprastą šlapimo tyrimą. Jeigu visi šitie tyrimai yra neigiami, o jautrumas, dirglumas lieka, tai gali būti, kad čia tiesiog jautrios dirglios šlapimo pūslės požymis. Bet tada jau būtinai reikalinga urologo konsultacija. Tai šituo atveju aš manau, kad reikalinga konsultacija kiek pas ginekologą, kiek pas urologą, kad mes galėtumėm surasti tą problemą, nes priežasčių gali būti kelios.
Supratau, o dabar mes kalbėjome apie PAP tyrimą ir kas kiek laiko jį svarbu darytis, bet pavyzdžiui, aš turiu jau ilgametį partnerį. Ar vis tiek rekomenduojama profilaktiškai pasitikrinti dėl lytiškai plintančių ligų? Dėl lytiškai plintančių ligų, teoriškai, jeigu jūs esate 100% garantuoti, kad negali būti jokios partnerių kaitos ne tik pas jūs, bet ir pas jūsų partnerį, tai lytiškai plintančių ligų kaip ir nereikėtų daryti pastoviai. Kontraceptinės priemonės arba jis ištrauks laiku. Gavau tokių klausimų, kad merginos su kai kuriais vaikinais, kurios jau draugauja, pasitikė jų ištrauksiu laiku ir kad jinai tikrai nepastos. Visgi aš pati žinau, kad tai yra melas, bet Tikrai gali, tačiau vis tik tai šitas būdas labai retais atvejais, bet turi teisę gyvenimui. Tuo atveju, jeigu pora kaip ir šiuo momentu neplanuoja vaikų, bet teoriškai tai nebūtų problema ar tragedija, jeigu tų vaikų susilauktų, jeigu būtų nėštumas. Jeigu nereikalinga apsauga nuo lytiškai plintančių ligų, tai aš manau šitą būdą galima naudoti, bet tik tai šituo atveju. Tik šiuo atveju. Jeigu surprise, būtų ne tragedija. Taip, būtent, kad jeigu tai nevirstų tragedija. Tai šituo atveju tikrai įmanoma. O jūs pati kaip gydytoja, už kokią kontraceptinę priemonę labiausiai pasisakote? Tarkim, aš nenoriu 5 metus turėti vaikų, tai spiralė, bet jei, tarkim, draugauju su vaikinu, tik pradėjau, ar tai būtų kontraceptinis žiedas, kuris vis labiau populiarėja, ar tai būtų kontraceptinės tabletės, ar visgi seni geri prezervatyvai? Šituo atveju aš tik galiu pasakyti, kas moteriai tiktų pagal jos sveikatos būklę. Ir hormonus. Taip, visais kitais. Nebūtinai. Nebūtinai. Hormoniniai tyrimai nėra privalomi prieš skiriant kontraceptikus tikrai. Ir dažnai tai yra nereikalingas pinigų išleidimas. Merginas, sutaupysit, klausykit gydytojas. Kai kuriais atvejais reikia, bet tikrai ne visada. Ir juolab aš labai nerekomenduočiau savarankiškai daryti su hormonų tyrimu, nes ne visada žinom, kurios tyrimus daryti, kurių tyrimų mums gali reikėti. Hormonus turi skirti specialistas atlikti. Taigi, geriausia kontraceptinė priemonė, mano nuomonė, yra ta, kuri yra patogiausia moteriai. Supratau. Dėl to jų ir yra tiek daug, nes auksinės neegzistuoja. Vienom moterim patogiau spiralė. Kitos bijo svetimkūnio savo kūne, bet jos gali prisiminti gerti tabletės reguliariai. Trečios renkasi kontraceptinį žiedą, kas irgi yra beje labai patogu. Tiesą pasakius, labai patogu ir irgi buvo labai daug klausimų apie kontraceptinės priemonės ir labai daug merginų baiminasi to žiedo, nes galvo, kad jau svetimkūnė, nors aš pati kontraceptinio žiedo mėgėja, kai esu santykiuose ir iš tiesų visiškai jo nesijaučia ir tabletės tu pamiršti ir jos eina per skrandį, o kontraceptinis žiedas man tiesiog vienas patogiausias. Išsiskiria iš karto makštyje, patenka į gleivinę ir iš karto patenka į kraują. Tai yra patogi priemonė, bet vėlgi dažnai merginos baiminasi, kad nemokės jo įdėti ir išimti. Nors iš tikrųjų, taip, būtent. Nors techniškai tai tikrai yra labai nesudėtinga. Žiedas yra minkštas, jis nejuntamas po įdėjimo, po 15 minučių. 15 minučių ir toks minkštutis. Ir dalis merginų bijo, kad partneris gali jausti žiedą. Taip, jis gali jausti, bet dauguma partnerių jį reaguoja kaip į papildomą žaisliuką. Būtent. Tai tikrai paprastai niekam netrukdo. O kad jau prakalbam apie to žaisliukus, ar buvo atveju, kai žaisliukas kažkur įstringa ir ateina su jumis su prašymu jį ištraukti? Kokybiški ne. Nes jie tam yra pritaikyti ir jie yra sukurti, manau, bendradarbiaujant ne tik tais su dizaineriais, bet ir su ginekologais ir su fiziologais. Bet pašalinimų daiktų tenka surasti. Dabar jau žymiai rečiau. Dabar nebent pasitaiko retai merginų, kurios neatsimena, ar išsitraukti tamponą ar ne, ir mes jį randam po porą savaičių. Bet tai irgi būna retai. Jais pastringa. Kokios galimos komplikacijos, nes šiaip tai ganėtinai juokingai skambanti situacija, bet man atrodo padariniai gali būti net ir labai rimti. Padariniai gali būti labai rimti, nes ilgiau laikant tamponą didėja rizika toksinio šoko. Kai pradeda daugintis bakterijos ir jos gali sukelti sepsį netgi, tai yra tikrai grėsminga būklė. Tai jeigu mes kažkokios svetimkūnio, nesvarbu ar tai tamponas, ar kažkas tai kitko,
negalim ištraukti iš mankšties pačios, reikia kuo greičiau kreiptis į ginekologą. Dar vienas toks populiaresnių klausimų buvo, ar normalu pakraujavimas sekso metu? Šiaip galiu pasakyti taip, nelabai, tai yra nėra labai normalu, labai retais atvejais tai gali būti normos variantas, bet dažniausiai tai sukelia kažkokią problemą, kaip jūs sakėt, taip, dėl sausumo, gali trūkti gleivinė, bet tai jau yra nenormalu, nes tai yra mikrotraumatizavimas gleivinės, moteriai yra diskomfortas. Čia jau toks BDSM, bet 3000 gaunas. Taip. Tai gali būti kažkokie darinukai makštyje arba gimdos kaklelėje. Tai gali būti kažkoks polipas, kuris šiaip būna ramus, bet santykių metu, kadangi jis gana trapus, iš jo pakraujuoja. Tai gali būti gimdos kaklelio vėžio simptomas. Tai gali būti gimdoj esančio polipo simptomas. Kai kuriais retais atvejais, tarkim, jeigu lytiniai santykiai vyksta ovuliacijos metu ir šiaip moteris linkusi ovuliaciniais pakraujavimus, tai kartais gali būti taip, kad po lytinių santykių maždaug ovuliacijos metu, ypatingai po orgazmo, gali pasirodyti lašiukas kitas kraujo ir tai gali būti norma, bet tai yra greičiau išimtis, nei taisyklė. Tai šiaip tai kraujo būti neturėtų. Policistinių kiaušidžių sindromas vis dažniau girdimas ir skaitomas. Kas tai yra? Ar tai yra tas dalykas, kurio mes tikrai taip turim bijoti, o gal tai yra dalykas, prie kurio priprantam, kurį prisijaukinam ir kad jis gal nėra toks baisus, kaip skamba, arba tiesiog, kad mes galime su juo susigyventi. Būtent susigyventi, jūs visiškai teisi. Išgydyti jo negalim. Taip pat imti ir kad problema išnyktų. To tikrai nebus. Mes turim išmokti gyventi su policistiniu kiaušidžių sindromu, jeigu toks yra. Labai svarbu gyvenimo būdas, išsimiegojimas, gera kūno masė. Jeigu yra policistinių kiaušidžių sindromas, mes negalim bendrauti tik tai su ginekologu, reikia endokrinologo konsultacijos, reikia įvertinti bendrą hormoninį foną, surasti ir pagal galimybę gydyti arba koreguoti ir kitas hormoninės problemas. Tai va, vėlgi policistinių kiaušidžių sindromas gali būti skirtingos išraiškos įvairaus kaip ir laipsnio. Labai svarbu, ko moteris nori ir kaip mes galim jai pagelbėti. Ar ją trikdo nereguliarios mėnesinės ir tai yra pagrindinė problema, nes yra mergaičių, kurios tiesiog bijo, jeigu mėnesinės neateina laiku. Jos neplanuoja artimiausio laikų vaikų, galbūt ir visai neplanuoja, bet nervina nesirandančios mėnesinės. Tuomet paskiriami kontraceptikai. Vėlgi, labai ilgai kalbėdavo, bent jau pacientės taip manydavo, kad kontraceptika tai yra policistinių kiaušidžių sindromo gydymo būdas. Tai yra simptominis gydymas. Kaip paracetamolis prie peršalimo, tai yra simptominis gydymas. Mes pašalinam kažkokį simptomą. Taip ir prie policistinių kiaušidžių sindromo skiriami kontraceptikai, tai yra tiesiog netikrojo, bet toks ciklo atkūrimas, kad kraujavimai vyktų reguliariai ir pacientė jaustųsi gerai. Vėlgi, jeigu pacientė nori nėštumo, mums svarbu įvertinti, ar jai vyksta ovuliacija. Jeigu mėnesinės yra nereguliarios ir policistinės kiaušidžių sindromas, tai nėra nuosprendis, kad jinai niekada negalės pastoti natūraliai be vaisingumo specialistų pagalbos. Jeigu vyksta ovuliacija, kad ir nereguliariai įmanomas natūralus pastojimas. Jeigu pacientė nori vaikų ir ovuliacija nevyksta, tai tuomet mes jau rekomenduojam vaisingumo specialistų konsultaciją ir individualiai gali būti sprendžiama ta problema. Supratau. O dabar, kad jau prakalbam apie mėnesines, jos tikrai būna įvairios. Vienom jos yra labai gausios, trunka 7 dienas, kitom trumpesnės, visiškai negausios, kitom jos kartais dinginėja, kitom jos trunka 2 savaitės vienu metu. Kada reikia sunerimti, kas yra normalu ir kas yra nenormalu, kur brėžti tą ribą ir kada jau tikrinti sveikatą. Pirmiausiai ciklas. Tai ciklo trukmė, tai yra nuo pirmos mėnesinių dienos iki sekančių mėnesinių pirmos dienos. Ciklas turėtų svyruoti kažkur tarp 23-35 dienų. Tai yra norma. Trukmė normalios mėnesinės neturėtų trukti ilgiau kaip savaitę ir neturi sukelt mažakraujystės. Skausmas, lengvas maudimas yra normos variantas, bet skausmas yra visada nenormalu. Skausmas tai nėra normalioji žmogaus būklė. Taigi, jeigu mėnesinių metu skauda, tai nėra normalu. Jei kai kurios iš mano draugių pirmą mėnesinį dieną negali išgyventi be ibuprofeno, ar jos turėtų sunerimti?
Gerai, kad jūs naudojate ibuprofeną, tai jau gerai, bet be abejo reikalingas pilnas ištyrimas ir sprendimas, nes yra būdų palengvinti skausmą. Seksas mūsų visų gyvenimuose, dažniausiai jis yra, arba bent jau kartą buvo, arba bent jau jį turėjo mūsų tėvai. Kokia yra profilaktika prieš sekso geriausia būtų ir kokia po? Nes pavyzdžiui, vėlgi, nusišlapinimas po sekso, ar jis yra būtinas? Jis yra reikalingas, bet visai ne tam, apie ką paprastai galvojama. Pasišlapinimas po lytinių santykių apsaugo ypatingai jautrias moteris nuo šlapimo pūslės uždegimo. Jeigu moteris linkusi į atsikartojančių šlapimo takų uždegimus, tai yra rekomendacija numeris 1. O, tai gal čia atsakymas tai merginai, gal tu visada nenusišlapini po lytinių santykių. Gali būti ir šitas dalykas. Tačiau be abejo, pasišlapinimas po sekso neapsaugos nuo vastojimo, neapsaugos nuo lytiškai plintančių ligų, vienreikšmiškai. Dušas tai yra tiesiog higiena, tai tikrai gerai sveikintina visais atvejais ir prieš ir po, bet pasišlapinimas gelbsti tik tais vienu atveju. Oralinis seksas neapsaugo nuo lytinių ligų? Ne. Ne. Be abejo, ne. Nes gonokokai gali sėkmingai gyventi kiek gerkliai, kiek ir lytiniuose organuose. Tai tikrai neapsaugo. Pavyzdžiui, gonokokai, bet ne tik tais jie. Tai jeigu mes nesam tikri, kad partneris neturi lytiškai plintančių ligų, tai ir oralinio sekso metu geriausiai saugotis. Yra ir specialios plėvelės, jeigu mes jų neturim, tai galima tiesiog išardyti, perpjauti ir išskleisti prezervatyvą ir naudoti jį būtent oralinių santykių metu. Jeigu tai yra kunilingusas, jeigu tai yra moteris, o paprastų oralinių santykių metu, jeigu tai yra atliekama vyrų, tai naudoti prezervatyvus. Analinis seksas, kokios galimos pasekmės? Ir kodėl, Taip. Ar jūsų nuomonė žmonės pakankamai gerai pasirūpina prieš įzrėdami? Dažniausiai ne, nes yra skubama. Analinių santykių metu prezervatyvas yra būtinas bet kuriuo atveju, nes rizika gleivinės pažeidimų, mikroįtraukimų yra žymiai didesnė nei prastų vaginalių ir net oralinių santykių metu. Tai tikrai apsauga yra būtina. Vienas dalykas, tam tikras pasiruošimas higieninių požiūrių prieš tai yra būtinas. Vėlgi lubrikanto naudojimas yra būtinas, kadangi tiesiojoje žarnoje nesigamina išskyros kaip makštyje ir sausumas gali būti. Ir vėlgi tai gali lemti tam tikrą traumatizmą, tam tikras problemas perspektyvui. Aš nesakau, kad tai griežtai ne. Tačiau reikia būti pasiruošusiems, neskubėti ir tai neturi būti vienintelis santykių būdas. Na ir paskutinis klausimas, ar normalu, kad kai kurios iš mūsų patiria tik vaginalinį, o kitas klitorinį orgazmą? Iš tikrųjų nėra tokio dalyko kaip vaginalinis ir klitorinis orgazmas, nes tai yra faktiškai tų pačių nervinių šaknelių dirginimas. Tiesiog klitorinį orgazmą moteriai dažniausiai pasiekti yra lengviau, nes nervinės galūnėlės yra prie pat. Dažnai moteris padeda pati savo ir dėl to ir pajunta orgazmą, nes jinai pati gali vadovauti procesui. Taip yra lengviau ir nemaža dalis moterų nuo to pradeda. Vaginalinis orgazmas, aš sakyčiau, prieinamas labiau patyrusiam, pasitikinčiam savim moterim, kai yra partneris, kuris žino, ką daro ir niekur neskuba. Gerai, dabar jau tikrai paskutinis. Ar masturbacija visgi yra sveikas dalykas? Be abejo. Jei! Bet dabar aš matau, kad jūs turite čia labai daug visokių dalykų ir gal jūs galite man ir žiūrovom papasakoti, kas čia, pavyzdžiui, šis aparatas, Aš kuris gal atrodo... pradėsiu nuo kito, gal norėčiau, kaip sakoma, nuo pradžios, nuo ko mes pradedam. Gerai. Jeigu jūs nieko prieš, aš noriu parodyti, kur patenka mūsų pacientės pirmiausia po pokalbio. Turim persirengimo kabinetuką, kur pacientė gali pasiruošti apžiūrai. Kas čia rožiniai. O čia yra sijonėliai, kad pacientė jaukiau ir saugiau jaustusi apžiūros metu. Super. Atrodo permatomas daiktas, bet tikrai yra jaukiau, saugiau ir suteikia pasitikėjimo. Paslapties prisidengiam, kaip sakant.
Aha. Va, taipogi ir visos priemonės, kurių paskui gali higienai prireikti Oi, kaip prieš gerai. arba po Aha. apžiūros. Čia yra mūsų kolposkopas, kuris yra naudojamas gimdos kaklelio ligų diagnostikai. Taip pat gali būti naudojamas ir vulvos ligų diagnostikai ir tam tikrų kitų būklių diagnostikai. Čia turbūt ne selfie lempa. Ne, bet taipogi išmanioji, netgi nereikia lėsti, Aha. sureaguoja greitai. Nu va, čia yra dalykas, kurio moteris bijo Labiausiai Mūsų išsiskėtimo. Mūsų kėdė iš tikrųjų tikrai Taip. nėra baisus dalykas. Va, jinai yra pakankamai patogi pacientėm. Taip. Beveik. Bet. Pėdutėm reikėtų įsispirti. Nu gerai, aš su kablais gal to nedarysiu, bet Tai va. šiaip patogiai. Bet iš tikrųjų tikrai yra patogus pakankamai dalykas. O čia yra mūsų mylimas ultragarsas. Taip, esu turėjęs gyvenime. Čia turbūt mylimiausias žaisliukas kiek mums ginekologams, nes jis suteikia daugiausia informacijos Aha. apie gimdos, kiaušidžių būklę. Mes viską galim vizualizuoti, kiek ultragarsą labai mėgsta moteris ir ypatingai nėščiosios moteris. Kadangi tai yra galimybė pasimatyti su savo būsimu Taip, kūdikiu. labai esu gražiai Pasimatymas mačiusi online. video, tai pasimatymas online, Tikrai Zoom taip. callas, kita forma. Tikrai taip, mes netgi ir sukūrėm Taip. ir pirmųjų nuotraukėlių visus albumus, faktiškai nuo pirmųjų dienų, kada matosi tik maža gemolinė puslytė, nu ir iki jau beveik gimimo. Puiku, man šitas Taip. aparatas kažkada rado cistus, tai ačiū tau, nes dabar jų nebeturiu. Labai džiaugiuosi. Gal norit pasitikrinti? Aišku. Aš. Galite pasitaisyti. Gerai? Taigi mes naudojam du daviklius. Abdominalinį mes naudojam dažniausiai nėščioms arba mergaitėm, kurios nėra turėjusios lytinius santykius. Arba jeigu yra tam tikrų sunkumų, žiūrint pro makštį. Jeigu atvyksta moteris ultragarsui, jeigu atvyksta mergaitė ir neturėjusi lytinių santykių, mes visada prašom pilnos šlapimo pūslės. Nes kaip jūs matot, o jūs galit matyti ne tik mano ekrane, bet ir mūsų didžiajam ekrane, kas smagu, pacientė visą laiką gali matyti tą patį, ką ir mes, ir mums lengviau aiškinti. Tai tuomet mums reikia, kaip matot, pilno šlapimo pūslės, kad mes galėtumėm gerai matyti gimdą Taip. ir kiaušidės. Ar jūs matot, kad aš noriu tualetą jau? Tikrai taip. Šlapimo pūslė pilna, jūs esate pasiruošęs. O dabar kalbinsim Snieguolę Martinkienę, kuri yra operuojanti ginekologė, todėl aptarsim tikrai labai įdomias ir netokias populiarias temas Lietuvoje. Labai reta, kuri ateina ta tema pas gydytoją ir pradeda pokalbį nuo to. Vis tik Lietuvoje yra įprasta labiau tai, kad moteris ateina tiesiog pasitikrinti profilaktiškai. Ir čia truputį priklauso nuo gydytojo. Jeigu gydytojas būna smalsesnis ir jis pradeda pokalbį tą temą, tai dažna moteris atsiveria. Tai dažna moteris galbūt bijo to tiesmukumo ir tos akistatos iš pradžių, nes visgi iš tiesų dar tik neseniai mes taip atvirai pradėjome kalbėti apie plastinės operacijas. Nuo čia mes turim lytinių mūsų organų, lytinės operacijas, kur mes tikrai atėję iš tos tamsumos, mums tai yra, aš įsivaizduoju, daugumai mūsų vis dar tabu. Tabu. Tikrai taip, Agnė, jūs neklystate. Šiaip įvairių literatūros duomenimis, įvairių studijų duomenimis apie 60% moterų, visų pasaulio moterų, turi nusiskundimų dėl savo lytinių organų funkcijos, turi simptomų dėl intymios zonos, turi nusiskundimų. Ir taip jau susiklostė, kad kažkodėl tai moteris gyvena su tais nusiskundimais ir nedrįsta apie tai kalbėti. Ir vienas iš dažniausių, sakykime, yra makšties laisvumas, makšties sienelių suglebimas. Dažniausiai jis įvyksta po gimdymo, ar gali būti įgimtas? Taip, tai yra, ne, vis tik dažniausiai tai yra atsiranda po gimdymo moterims ir kuo daugiau tas didesnis gimdymų skaičius, tikėtina tas makšties sienelių laisvumas ir nusileidimas jisai didėja. Toliau yra dar nusiskundimas jau čia liečiantis vyresnės moteris, premenopauzėje, menopauzėje, tai yra makšties sausumas.
Dar simptomas yra šlapimo nelaikymas, taip pat susijęs truputį su metais, taip pat su gimdymu, kada moteris gal tiesiog blogai sulaiko šlapimą, taip sakykim. Plastinės operacijos metu galima ištaisyti šią problemą? Taip, žinoma, kad Aš niekad net... Taip, aš pakankamai apsiskaičius, manau, iš esmės, bet negalvau, kad šlapimo nelaikymas yra tikrai labai lengvai. Operacijos būdu. Operacijos būdu yra tikrai tvarkomas, tikrai taip. Aha. Tai va, tai žodžiu, tai šio tūkstantmečio pradžioje, sakykime, įvyko tokia revoliucija. To pradininkas ir pionierius yra toks prancūzų ginekologas Nikolas Bereni. Žodžiu, jisai pirmas pradėjo garsiai apie tai kalbėti. Ir ne tik kalbėti, bet ir veikti. Na, tai prancūzai. Taip, jis pradėjo, būtent pirmasis pradėjo hialurono rūgšties injekcijas į intimes zonas. Tarkim, kai į veidą jau tas yra daroma labai labai senai, į veido hialurono rūgšties injekcijos. Tai vat į šitą mūsų į intimes zonas būtent tik šio tūkstantmečio pradžioje. Tai va, tai žodžiu ir Lietuvoje beje taip pat yra asociacija, Lietuvos estetinės ginekologijos asociacija, kuri taip pat, koks jos tikslas? Jos tikslas šviesti visuomenę. Visų pirma, šviesti mūsų moteris, mielas. Taip, nes tą reikia daryti, mes kiekviena nusipelnėm malonumo ir orgazmo. Taip, mes kiekviena nusipelnėm gero lytinio gyvenimo, komforto šitoje srityje. Už visas mamas, prosenelės ir taip toliau, kurios bijojo to siekti. Taip, bijojo to siekti ir tarsi mes tokio esam auklėjimo, Lietuva gana katalikiška visuomenė, tarsi seksas ir geras seksas tarsi jau yra kažkas tai tokio amoralaus, ar vis tik Lietuvoje labai lėtai žingsneliais einame į priekį, labai lėtai, bet truputėlį einame. Ir tam labai padeda, manyčiau, labiausiai tai socialiniai tinklai. Vis tik ten moteris, teko man paskaityti, jos irgi drąsesnės, nes ten, žinot, nereikia vardo, pavardės ir nuotraukos. Ten jos drąsesnės, jos ten tarpusavėje dalinasi. Ir iš tų bendravimo, tų formų, tada jau jos ateina, sakykime, ir pas mane ateina. Nes kaip jau minėjau jūsų kolegijai, aš vakar uždaviau klausimus savo sekėjams per Instagramą, ko jūs bijote paklausyti ginekologę savo, arba galbūt ką norėtumėt sužinoti ir iš tiesų. Orgazmas, seksas ir estetika buvo vienas pagrindinių temų. Pavyzdžiui, lytinės lūpos beje ypač. Ką daryti su lytiniam lūpom, nes, matyt, dabar jau tų nuotraukų mes galime vis daugiau ir daugiau pamatyti ir jau lyginti savo lūpą su kitomis lūpomis, kas gražu, kas ne. Tai iš tiesų aš iš žinučių supratau, kad labai daug moterų dėja pradeda kompleksuoti ir netgi neleidžia savo sekso metu atsipalaiduoti vien dėl to, kad mano, jog iš estetinės pusės jų lytinės lūpos arba galbūt klitoris atrodo ne taip, kaip turėtų. Ar tai iš tiesų dažna problema? Čia jūs labai teisi, bet šitoje srityje mažųjų lytinių lūpų korekcinės operacijos tikrai šiuo metu Lietuvoje kyla geometrinė progresija. Taip, tikrai taip. Jeigu prieš 10 metų ten, tarkim, atlikdavau vieną į mėnesį ar vieną per kelis mėnesius, dabar jau tikrai tų operacijų yra kelios per savaitę. Tai va, ir kas link medicinė prasme, tai aš noriu paaiškinti, kad moteriai šitą operaciją kainai, pirmiausia, pasitikėjimas savimi, kaip jūs sakote, jinai jaučiasi maloniai prieš partnerį. Antras momentas, didelės lytinės lūpos truputį gali maišyti materialia prasme, jai patirti orgazmą. Tai va, tai tikrai merginos jau drįsta, ateina ir mes kviečiu pasinaudodama progą dar labiau išdrįsti. Ir aš labai džiaugiuosi girdėdama skaičius. Taip, tai va, tiesiog šitoje sferoje yra gerai. Dabar dėl klitorio kapišono, taip, čia jau yra kapišono dydis, kuris gali įtakoti, jis tiesiog visiškai uždengia klitorį ir taip pat moteriai sunkiau patirti orgazmą. Atsiprašau, kad perštusiu. Ar klitorio kapišoną galima priskirti prie tiesiog moteriško apipjaustymo? Iš kažkurios pusės perspektyvos? Žinot, bet
vat aš nenorėčiau taip paprastai kalbėti ir sakyti. Ne, tai yra subtili operacija. Gerai. Tai reikalauja ir didelio pakankamo meistriškumo, ir gyjimo procesas. Taip kad tiesiog tai yra operacija, korekcija operaciniu būdu. Tai kapišonas. Bet jinai gali padėti labai. Taip. Kapišonas, tiek lytinės lūpos, na, su jomis jau kaip ir gimstama, ar lūpos gali, pavyzdžiui, tos pačios šiek tiek ir nustampyti per gyvenimą? Labai geras klausimas, nes labai dažna aš kaip ginekologija, kuri mokiausi anatomiją, aš tikrai galvojau, kad moteris jau gimsta, kas duota, tas duota. Bet pasirodo, mane išmokė mano pacientės, jos ateina, sako, daktarė, man taip nebuvo, man po gimdymo viskas tysta. Tai va, taip vis tik matyti tas tysimas, jisai egzistuoja ir gali moterim truputėlį su metais ir su gimdymais, taip tie audiniai paslankus ir truputėlį nutysti, taip sakykime, išdidėti lytinės lūpos. O dabar, kad prakalbom jau taip atvirai apie šias operacijas, tai kokia tai būtų lytinių lūpų operacija, būtų kaip ir pirmoji, ne, pagal dabar atliekamą kiekį, bet koks būtų top 5 jūsų atliekamų operacijų, procedūrų? Mano top 5, pirmą, antrą, trečią vietą absoliučiai mažųjų lytinių lūpų plastika. O ten klitorio kapišonas, tai pagal poreikį. Čia jau gink ne kiekvienai, čia tik tai, kuriai tikrai labai reikia. Paskui antra operacija, tai yra irgi, bet šita operacija gal nėra ta tokia labai nauja, bet jinai atliekama ir jinai irgi moteris drąsėja. Tai makšties siaurinimo operacija. Tai va, tiesiog makšties susiaurinimo, taip liaudiškai tariant, operacija. Tai čia labai, matyčiau analogą kaip su vokų operacija. Tiesiog yra susiaurinama makštis. Ir tai irgi atliekama moterim po kelių gimdymų. Čia yra paveldimumas, va tas makšties sienelių slinkimas, jis turi labai didelį paveldimą faktorių. Nes jeigu mamai slinko, tada žiūrėk dukrai ir dabar moteris, anksčiau ateidavo jau senutės, tas makšties slinkimas jis labai net gali išorėje išslinkti makštis. Tai kažkaip vyresnės moteris, o dabar ir jaunos jau ateina. Labai gerai. Daktarė, aš noriu. Ir va šiandien konsultavau pacientę, kuri, jinai nori, jai per laisvai, norėtų labiau vyrą jausti. Mes labai džiaugiamės to. Aš labai klausydama jūsų, nes tai yra nuostabu. Taip, mes tikrai galime šituo atveju moteriai padėti. Tai už ką mes kovojam? Laisvė. Už laisvę ir čia yra visiškai čia tas pats. Dar ką noriu pastebėti, kad lietuvės iš esmės konservatyvios. Jos labai veidų, labai rūpinasi. Visos nori būti gražios, į žandus, į lūpas, botulinas, hialuronas. O va kažkaip tarsi ta lytinė zona, tarsi jinai lik tokia našlaitės rolė kol kas. Bet nežymiai žingsneliais mes einame. Šitas pasidažys kasdien, o ims ir pamirš. Bet dabar kalbant, siaurinimas, lytinės lūpos, tas pats kapišonas. Koks pasiruošimas prieš operaciją arba koks gydymo laikotarpis po to, ką reikia žinoti apie šias operacijas, jeigu jau domisi mūsų, pavyzdžiui, žiūrovės? Ką žinoti, kad aišku, pooperacinis periodas dėja jisai yra pakankamai netrumpas 4 iki 6 savaičių. Aišku, jauno moterim užtenka kartais ir 2 savaičių. Bet visumoje reikia planuoti, kad 4 savaitės negalima bus maudytis vandens telkiniuose, baseinuose, pirteliai, dviračių nevažinėti, sportas tik tai viršutiniai kūno daliai, santykių neturėti. Bet tas truputėlį yra. Bet ta, kuri jau turi problemą ir kuri tikrai nori ir kuriai tikrai reikia, jai mėno prieš visą gyvenimą nėra ilgas tarpas. Galima pakentėti, celibatą pabūt, kaip sakant. O dabar kaip mus ten vadina? Europos G tašku? Kaip dėl mūsų G taško ir kaip dėl tų visų populiariųjų injekcijų? Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Čia vyksta taip. Vis tik aš prioritetą dėčiau makšties drėkinimo procedūrom. Nes būtent maždaug apie 40-metį moteris pradeda jausti makšties sausumą. Tai yra susijęs su kiaušidžių funkcijos tokiu jau mažėjimu. Dėl to mažiau išsiskiria moteriškųjų lytinių hormonų, kurie būtent atsakingi už makšties drėgnumą.
Ir čia atsiprašau, kad pertrauksiu, čia jau lubrikantas nelabai net kartais ir padėtų, ar tiesiog reikėtų nuolat jį naudoti? Va, kas yra nepatogu, kad yra reikalinga nuolat naudoti. Yra žvakučių labai gerų su hialurono rūgštim, bet moterims sako, mums atsibosta kiekvieną vakarą dėti žvakutes. Tai va. O čia yra procedūra, kuri atliekama, užtenka į metus 2 ar į 1,5 metų 2 kas kelis mėnesius procedūras, tiesiog su labai maža adatyte yra makštis, prisotinama makšties gleivinė hialurono rūgšties tam tikro tirpalo, ko pasekoja makšties gleivinė sustangrėja, sudrėgnėja ir aš turiu pacienčių, kurios ateina ir sako, gydytoja, ir man labai gerai, bet ir mano partneris džiaugiasi, kad ir jam gerai. Tai va, tas labai džiugina. Aha, o kiek laiko užtrunka tokia procedūra? Ir ar jinai labai skausminga, ar yra kažkokie vaistai prieš tai, nes aš žinau, kad kai kurios iš klausytojų žiūrovų, tiksliau, galbūt baiminas ir yra tikrai tų, kurios nelabai gali pernešti skausmo ar jo labai bijo. Taip, tai va šita procedūra pirmiausia yra visiškai ambulatorinė. Ką tai reiškia? Tai kad jūs ateinate per pietų pertrauką, tarkim, ir 10-15 minučių ir viskas. Šiaip visi žinom, ginekologai žino, kad pati makštis nėra skausminga. Ir tikrai ta procedūra nėra skausminga. Tik toks nepatogumas, kad reikia toj ginekologiniai kėdėjai, toj pozoje pagulėti 10 minučių. Tai vat labai noriu pakviesti vyresnės moteris, kurios šiai dienai pensinis amžius nutolintas, kurios dar dirba, turi vyrus, gyvena aktyvų gyvenimą, keliauja. Neužmirškite, kad galite pasigerinti ir savo seksualinį gyvenimą, kad tikrai yra produktai, kurie procedūra trumpa, greita ir jūs porą metų galėsite gyventi be jokių drėkinančių žvakučių ir džiaugtis gerai santykiai su savo partneriu. Švytinčio veido, dar šypsena. Taip. Bet dabar dar kalbėjom kaip tik apie tai, kad, iš tiesų mes labai rūpiname savo veidą. Ta išorė, kaip mes atrodom, tom pačiom lūpom, veido lūpom, jas pasidažom, paryškinam ir visą kitą. Ir tai dažniausiai mes atliekam dėl grožio. Tas pačias injekcijas, padažymus, makiažą ir taip toliau. Bet dabar kalbant apie lytinės lūpas. Ar estetika yra tik dėl estetinės pusės, ar tai ir dėl mūsų sveikatos? Taip, tai jūs irgi labai geras klausimas, jeigu veidas yra iš tiesų tik dėl grožio, aišku, kai moteris gerai atrodo ir ją visi grožisi, išsiskiria laimės hormonai ir taip pat jinai jaučiasi laimingesnė, čia yra didžiausia sveikata, ką gali žmogus turėti. Bet o šitie lyties organai ir intimi zona, tai aš dėčiau tas procedūras drėkinimo ypatingai į tą pačią eilutę sveikata lygų estetikai. Ir estetiškai vaizdas geresnis ir moteris, jinai taip pat geresnį turės seksualinį gyvenimą, tai yra sveikata. O kas už gerą seksas, tai yra didžiausia sveikata. Jos ir jos partnerių. Taip, tikrai tiesa, bet per šitą visą laiką, kuomet jūs dirbate, ir ypač dabar, ar vis dar susilaukėte labai tokių netikėtų klausimų, tokių keistesnių ir gal kartais pamatote tą tendenciją, kad mums dar kartais trūksta toks seks edukacijos ir edukacijos apie save ir kas ten yra apačioje? Čia gal truputėlį nesu šitą sritim, kartais aš pastebiu, kad moteris tiesiog nelabai pažįsta tuos ginekologinius savo organus, ne tai, kad pažįsta, žino, tiesiog teorijos gal truputėlį trūksta, kur yra gimda, kas yra kiaušidės. Kartais tiesiog nustebina tas toks anatomijos nežinojimas, nors čia yra visiškai normalu, žinote, aš irgi gal kažką apie sodą nelabai žinau. Tai gal ta prasme reiktų daugiau moterį šviesti, kur ta mioma, kad gimdoji, o kad cista kiaušidė, tokie dalykai labiau, bet mane kartais pastebėjau. O šiaip dar iš tokių įdomesnių dalykų, tai gal irgi pasinaudodama progą, tarkim, turėjau pacienčių, kurios klausia apie tą sueitį, ar tai yra normalu, nemakštinė ta sueitis, ten ypatingai emigrantės, kur yra nelietuvių partneriai, klausia, ar ten, sakykime, kitokie santykiai yra normalu.
Tai aš tiesiog irgi norėčiau pasakyti, kad normalu yra tai, kas abiem partneriam. Taip, ten, patinka. kur yra komunikacija ir kompromisas, Kur ten yra turite teisingesnė. susitarti, taip. Jeigu jums nemalonu, tai nepriimtini, Taip. tai tada jau jūs turite pasakyti drąsiai ne. Bet galim dar kartą tiesiog kažkaip kaip ir užtvirtinti tą faktą, kad lytinės lūpos laimingas, dažniausiai ir moteris bus laiminga. Taip, tikrai sutinku. Ir jeigu makštis drėgna, Taip. tai tada Tai abu tada partneriai išvis bus laimingi. Gali jinai tada paimti ir užkovoti pasaulį.